Venkite vengimo. Raskite savyje ištrūkti iš komforto zonos ir žengti ten, kur anksčiau patyrėte pralaimėjimą. Tai puikus būdas pajusti laimę. Papasakosiu apie žiaurų eksperimentą su narve uždarytu šunim. Gyvūnas sunkiai ir skausmingai įsisavino, jog raudona narvo grindų pusė teka elektra, o žalioji pusė yra saugi. Po to ištisus metus kiekvieną dieną šuo būdavo trumpam uždaromas į narvą, nebejungiant elektros. Jis niekada daugiau nekėlė kojos ant raudonos zonos, nors grindys ir nebuvo įelektrintos. Veikiausiai esate gyvenime patyrę tai, ko nenorėtumėte išgyventi dar kartą. Galbūt jums teko vairuoti klaikiomis oro sąlygomis ir jūs apskritai nebenorite vairuoti. Gal darbe atmetė jūsų pasiūlymą ir jūs daugiau neberodote iniciatyvos, o gal nenusisekė asmeniniai santykiai ir jums baugu eiti į pasimatymą. Pasistengkite ištrūkti iš savo komforto zonos ir pamėginti dar kartą, nes kitaip niekada nesužinosite, jokio pavojaus iš tiesų nėra. Priešinimasis yra natūrali gyvenimo dalis. Mes formuojame savo kūno raumenis, kilnodami svarmenis, o įveikdami iššūkius ir nelaimes, ugdome savo charakterio raumenis. Stephenas R. Covey's.